Žmonės turintys prastą laikyseną dažnai bando tempti plačiuosius nugaros raumenis, kad sumažintų įtampą nugaroje ir krūtinėje. Tačiau yra daug efektyvesnis būdas. Reikia stiprinti raumenį pilnoje amplitudėje, nes tokiu būdu atkuriame jėgos ir ilgio balansą. Viena iš pagrindinių plačiojo nugaros raumens funkcijų yra stabilizuoti liemenį. Todėl raumuo turi būti stiprus, kad išlaikytų mūsų liemens padėtį. Raumuo tvirtinasi prie žasto vidinės dalies ir dubens. Kada jisai tampa įsitempęs, jis suka mūsų pečius į vidų ir verčia dubenį į priekį, kas sukuria nemažą įtampą ties juosmeninės stuburo dalimi. Tokiu atveju matysime prastą laikyseną, pakrypusią galvą į priekį, suapvalėjusius pečius bei išlenktą nugarą. Iš testavimų pusės turėtume matyti vidinę rotaciją tarp 70 ir 90 laipsnių. Jeigu ji yra apribota, labai tikėtina, kad šie raumenys yra įtempti. Norint išspręsti šią problemą, vien tik tempimo nepakanka. Paprastai susitraukęs raumuo būna labai silpnas, todėl reikia jį stiprinti ilgoje amplitudėje. Pratimas cross lat pull down, atsisėskime į 90 poziciją, tai reiškia status kampas tarp šlaunų ir pilvo. Dubenį pasukam po savim, kad šonkuliai priglustų, tuomet su ranka įsiremiam į suolą, ranka sukuria stabilumą ir tuomet ranką traukiam į kišenę su iškvėpimu ir lėtai paleidžiu į viršų, leidžiu mentei rotuoti ir slysti palei šonkulius į viršų. Ir vėl tuomet traukiu su iškvėpimu, su įkvėpimu grįžtu atgal.